Harley Davidson. Nukiau božiukai pasilgote, ne? O per praeitą seriją niekam nekilo klausimas, kas čia per balta nuotaka slepiasi po tuo numetu. Pradėkim gal ne nuo to, kas čia yra, o kodėl tai čia yra. Tai Plakis jisai turi grandiozinių planų ateičiai. Jam baiginėjasi techas ir gali būt, kad jis visą vasarą bus pavemtas, o važiuoti reikės su kažko, tai negi su dviračiu. Tai paėmiau pigiai tokį variantėlį, davai parevilinam. Nu. Kas čia yra? Čia Harlis kažkoks? Reiktų. Nu ne, Virago. Kodėl Virago? Ką žinau, gražus tiesiog. Daugiau gal papasakosiu bedirbdamas, o dabar pradėkim nuo darbo, kurį tikrai visi moka ir tikrai niekas nebijo – sureguliuot vožtuvus. Jo. Iš pradžių įtempt grandinę mokausi, kur 4 varžtus reikia atsukti. 6, sorry. Ir tada iš karto šoku prie labai easy dalykų, vožtuvus fucking reguliuot. Eit. Nu gerai, mėginam. Tai jie būtent reguliuojasi nuėmus šitą dangtelį. Dar iš vidaus matosi. Oi, skaniai čia bus prieit. Gerai. Pradedam nuo šitų. Nusiėmam iš pradžių tiesiog šitus dangčius. Šitie varžtai turi įtarimą, kad nėra originalūs. Nieko. Tai praeitą kartą dėjavau, kad Plakis senas, 97. Bet šita dama yra iš viso 91. Jeigu bus tokia tendencija ir vien tik tai senės mosai, tai antro pasaulinio kokį laužą užkūrinėsim. Ir pamiršau vardą pasakyti projekto. Tai yra Castaneda. Kodėl? Geras klausimas. Kai parsivežiau ir aplaistėm, tas žodis tiesiog išlindo, išnėra galvoje. Tai galvoju, okei, tebūnė. Nu ką, ir turim prieigą prie žvakučių. Pasižiūrim. Nauji žvaklaidžiai. Nice. Opa. Nu gražu, visiškai nauji. Tai aš jį paėmiau ganėtinai nebrangiai, todėl nes jis yra be techo. Bet manau, kad nebus daug bėdų prasėjęs. Šiaip gan lengvai įsukta buvo žvakė. Kad nebus daug bėdų prasėjęs, nes defektų jokių nėra. Tik tai tokį tune-upą reiktų padaryti, sureguliuoti vožtuvus. Nu, profesionalai. Laido žinovai, kaip dirba liesai, riebiai ar normaliai. Šiaip iš tikrųjų, kas ne per labiausiai patinka, tai matosi yra tepalo sriegyje. Eina iš išorės, kyla, bet ne iš vidaus. Tai gerai. Negi reikės nusimti šitą plasmasę. Aišku, proto guzas pasiskaičiau apie senus japonus, tai čia yra paprastas pliusinukas ir jis nelabai tinka, jis va kliba. Ir pakankamai prisižiūrėjau hebros intikę, kurie tiesiog prasuka varžtus, nes naudoja paprastą pliusą. Užsisakiau JIS, čia yra Japanese Industrial Standard vadinamas. Ir viso, kaip pirštinį. Visat geriau pasimokyti iš kitų žmonių klaidų. Nu ir kas čia slepiasi? Nieko. Čia tiesiog tuščia. What? Žiūrėk, čia iš karburatoriaus eina. Čia kažkokie alsuokliai gal. Matai kaip. Nu ką, gyveni ir mokais? O, šitą žymiai sunkiau. Žymiai labiau prikepus. Nu, pažiūrim, kaip gyvena šitas Steponas nuodegulys. Ui!
Ui. Norėčiau kažką suprasti. Tikriausiai riebiai dega arba su tepalu. Nu tikiuosi net tepalą degina, kas būtų visai brangu. Ar tu juokauji? Nu ką, pirmas nuotykis, ką? Kaip sako, gera pradžia pusė darbo, ne? Kažin, su kuo galiu šitą išsukti, nes atsuktuvas nelabai paima. Taip ir žinojau, kad kažkada dar prireiks. 5 kronos. Nope, neima. Na, nieko gero. Pakaliau su plaktuku, aišku, nelabai gerai pačiam osui, bet fucking atsisuko. Ir ne su 5 kronom, su šito džiumbau. Fuck yeah, kaip gerai. Vėl galim dirbti. Šiam darbui naudokite specialų įrankį iš Yamaha puslapių. Lelelele. Nu tikiuosi dabar nepasipils tepalas. Oh shit, man. Fuck. Laša. Reikia tada pastatyti tiesiai į... Tas užtruks dar keletą minučių, nes reikia susirinkti šitą daiktą. Tai iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kurios antgalius reikia naudoti. Manau, kad šitus. Nes vienas užsikabins čia ant ašies, o kitas taip nesaugiai ant to varžto. Nu dabar tai bus sirkų. Prikibo mikrofas. Fuck it. Nice, pažiūrėk. Tiesiai. Gerai, atsukam dabar tą šūdžių. Oh yeah. Atrodo toks paprastas dalykas, išsukau kamštį kažkokį, bet ne, žinok, tiek laimės. Nes pats sugebėjau išsukti, įsivaizduoju, ir net neguglinau, pats išmąsčiau, kas su ta moneta reikia įgrūsti. Gerai, pagal manualą dabar reikia sukti variklį pagal laikrodžio rodyklę, tol kol toje mažojoje skylėje atsiranda brūkšniukas. Nu va, ant brūkšniuko stovi. Ok, tai brūkšniukas reiškia, kad čia yra taškas, kuriame reikia matuoti galinį cilindrą. Ir prie šito, aišku, smagiausia prieiti. Smagiausia. Hei, juda. I like. O ką šitą pusį? Yes. Nu ką, tiesos momentas. Va, gražuolis. Gerai, o kaip prie kito prieiti? Skaniai. Nu gerai, bent jau šitą varžtą tikrai adekvačiai prieinu atsukti. Nu ir please, paskutinį. Yeah, juda. Tai kodėl džiaugiuosi kiekvieną kartą taip, kai pajuda varžtas? Nu todėl, kad bijau juos nulaužt ir nusukt. Ir kiekvienas atsuktas varžtas yra laimėjimas. Kaip gerai būtų tokias mini rankytės turėti, tiesiog užkišai, paėmė, atsukai ir viskas. Dar ne viskas. Ir dar ne viskas. Atsimenat? A few moments later. Opa, turim. Gal per viršų išimsiu. Yeah. Šiaip žiauriai nepasitikiu atmintim, tai užsirašau galinis cilindras, galinis dangtis. Čia viršus. Nu. Ką lėtai, bet užtikrintai. Tai čia yra 91 metų, reiškia nuo 84 ėjo. Įsiurbimo vožtuvas turi būti nuo 0,7 iki 10, bet kadangi seniau būdavo 10, tai gal padarysim ne ant 8,5, o ant 9 gal.
o šitą išmetimo ant 14. Ok, tai dabar su šituo vožtuvu matavimu yra žiauriai tricky, nes pagal apibūdinimą turi eiti pakankamai laisvai, bet tuo pat ir pakankamai stangriai. The fuck is that supposed to mean? Gal pamėginam tiesiog kokius 0,10 įkišt. Oi ne, 0,10 nelenda. Visiškai. 0,09. Kimba. Toks jausmas, kad 0,08 bus tobula. 0,08 irgi nelenda. Reiškia, mėginam dar mažesnį. Okay, čia yra 0,07 tarpelis ir jeigu jisai nelenda, reiškia, vožtuvus labai reikėjo reguliuoti. Jop. Čia toks jausmas aplamai jokio tarpuko nėra. Palauk, aš viską gerai padariau. Nes jis yra fucking atsirėmęs. Pafilosofavau ir išsiaiškinau, kad joks tarpelis nelenda. Tai reiškia, tas vožtuvas visada liečiasi. Fucking hell. Tai čia yra blogai. Bet tuo padarysim, kad būtų gerai. Gerai, tai tą vožtuvo tarpelį reguliuoja šitas šeškantis, bet tam, kad jį būtų galima pasukti, reikia atlaisvinti šitą veržlę. Pamėginam. Tai tikriausiai, kad man jį reikia išsukti prieš laikrodžio rodyklę. Vis dar liečiasi. Šiaip taip žiauriai dreba rankos, taip baisu kažką daryti. Va, pagaliau telpa. Čia jau nebelenda. Jo, kažkiek vos kabina, manau toks ir turėtų būti. Dabar nejudinant šeškančio reikia prisukti šitą. Nežinau kaip stipriai. Turėtų būti gerai. Gerai. Double checkinam. Realybėje gavosi 0,10. Nu gal dar šiek tiek prispaudžiam. Blema, realiai dar reikia. Iš kelinto karto išeis. Kaip sakot? Aš molis atlaisvinu. Galvoju, kodėl taip laisva. Taigi prisukti reikia. Man jau maišosi pusės, į kurią prisukti, kurią atsukti iš to streso. Nusiramėk, dievai. Gerai, dabar jau atkaliau. Reikia vos stipriau. Nu va. Vos kimba. O kaip 0,10. 0,10 neina. Eina tik 0,9, negi iš tikrųjų pataikiau. Jisai turi laisvumo. O gal taip ir turi būti. Va, kur jisai čia gyvena. Pamėginam atsukti. Eik, tu šitas kai stipriai privarytas. Čia viskas gerai su juo? Wow. Anas toks laisvas buvo palyginus. Ok, juda. Nice. Tai išmetimo vožtuvą pagavau 0,13 tarpelį iš 4 karto. Nice. Ok, šitą dangtį pilnai prisukau. Šito dangčio tik viršutinį varžtą, dabar tas gražuolis apačioj. Oi, bus su juo linksma. Tai dabar prisukinėjau šitą gražuolį ir jis įsisukęs iki galo. Ir kuo daugiau veržiu, tuo labiau jisai laisvėja. Tomorrow. Nebespėjau vakar to antro cilindros reguliuot, išlikiau ir visą likusią dieną pragalvojau apie tą prasuktą varžtą. Nes jeigu jam prasukau sriegį, reiškia neprisispaus normaliai dangtukas. Jeigu neprisispaus normaliai dangtukas, reiškia čia bėgs tepalas. Jeigu tenai bėgs tepalas, reiškia jisai lašės tiesiant išmetimo vamzdžio. Man atrodo, jau prilašėjo per naktį. Šiaip nežinau, kaip tvarkosi tokie dalykai, bet manau, kad reikės tada imti visą variklį lauk, gręžti tenai didesnę skylę, prasriekti ir dėti tą vadinamą helikoilą, kur kitas sriegis įsideda. Va taip būna, kaip nemoki nieko ir kiši nagus ten, kur nereikia. O šiaip ką galiu pasakyti, kad yra nežmoniškai smagu prie moco dirbti. Vakare guliu lovoj ir hypinu, kaip rytoj vėl eisiu. Ir noriu užmigti, bet neužmiegu, nes per daug užsihypinęs. Kaip diena, taip naujiena. Atsimeni, kai vakar pezėjau apie tuos tarpelius. Užstačiau ant šito. Bet ant šito reikia statyti, kai priekinį cilindrą matuoji.
Tai reiškia, reikės nuimti visus dangtukus, perstatyti ant šitos pozicijos ir permatuot vožtuvus, nes čia gali būti priežastis, kodėl nebuvo tarpo, kai matavau. Ką turiu omeny, tai kad šiandien kartosiu vakarykštės dienos darbą, nes vakar sugebėjau sumaišyti paveiksliukus. Tai kad jau atsverdėm tą priekinį cilindrą, pažiūrim ar 0,13 telpa. Nu ne, nelendam. Netgi 0,02 nelenda, reiškia, čia irgi net nėra tarpo, vožtuvas visada liečiasi į tą galvutę. Nu, ar jisai gali būti taip blogai sutiunintas praeito savininko? Tikriausiai. Arba aš kažką netaip darau. Kai užkursim, paaiškės. Tai šiaip žiaurus debuffas sužinot, kad vakar ne vieną, o 2 max failus padariau. Nu va, realiai daug labai atsukimo, tas 0,13 vos liečiasi. Jaučiu galiu daveršt. Ir realiai vos kimba. Išmetimo tarpas turi būti 0,13. Taip, dabar ką turi pasiūlyti įsirbimas. Ar 0,9 lenda? Nope. Irgi žymiai mažesnis tarpelis, bet bent jau nesiliečia vožtuvas, matosi, kad kažkiek lenda. Tai aišku, ant paskutinio vožtuvo identiška situacija. Nežinau, ar matosi, kiek daug išsukau, kol aplamai tarpelis atsirado, kad iš viso net pralystų ta liniuotė. Nu, aš nesuvokiu, kaip galėjo dirbti tas variklis, arba aš kažką žiauriai feilinu, kai iškursim išsiaiškinsim. Jum 3 sekundės, man pusvalandis, bet atitaikiau maždaug ir įsiurbimo vožtuvą. Tai dabar reikia persistatyti smagratį ant tos padėties su T ar tai F peros raidė. Dabar reikia persistatyti smagratį ant brūkšniuko su T raidė ir atreguliuoti galinį cilindrą, kas dar porą valandų jaučiu truks. Įrodymas. Žiūrim, kiek yra. Oi, koks didelis tarpas. Reiškia, reikės nuiminėti ir šito. Taip nenoriu lyst prie išmetimų. Tai atreguliavau įsirbimo vožtuvą maždaug 0,09, 0,08 ir dabar reikia lyst prie išmetimų. Taip nenoriu, bet reikia. Iš kitos pusės žiauriai gerai, kad prisizaliotinau, nes šitas varžtas, to galinio dangčio viršutinis, jis nebuvo privirštas, aš jį su pirštais atsukt galiu. Nu nėra to blogo, kas neišeina į gerą. Va, koksai gražuolis, kiek dzindrų iš bloko. Fuck. Nu turėsim ką veikti, reiškia. O tarp kitko, pats tarpelis tai liko geras. 13 pralindo, 15 nelabai noriu, visiškai nenoriu lysti. Bent tiek gerai. Noriu dar didesnio prikolo. Tą dantelį įsimečiau kažkur po pagūdės. Ir jisai ten dabar gyvena. Mėginau čia kažkaip jį sužvėjoti ir galiausiai apverčiau toje ertmėje, tai dabar iš viso nepajuda. Tai mėginsiu lupt lauk akumą ir kažkaip prieiti. Ir kas blogiausia, kad ten magnetas netraukia to dangtelio. Prisidariau veiklos. Yes! Wow! Toks šūdas tiek daug galvos skausmo gali sukelti. Nu ką, mėginam laimę iš antro karto. Fuck, nematau. Va. Teik čia. Palauk, reikia patikrinti, kuris iš tų varžtų yra tas sugadintasis. Šitas labai švarus, šitą reikia sukti į viršų, į tą nesugadintą skylę. Yeah, turim. Fuck yeah. Gerai, ką dabar su tuo žemuoju daryti. Mėginam taip. Vakar suveikė šitas metodas, nors šiandien dar daugiau vietos yra prieiti, kas visai patinka. Bet nepatinka, kad fucking sriegis sugadintas tenai. Tiesiog įkišau varžtą į tą skylę ir beveik visas susikišo. Max blogai. Ai, nepataikiau. Yes, kaip gerai. Džiaugiasi bachuras, kai nepataiko. Kur magnetas? Hop. Nekabina sriegio. No shit. Mėginam išgydyti šitą ligonį. Suku varžtą, o jis tik laisvėja. Ir jisai garantuoju dabar leis tepalą, tas tepalas lašės ant išmetimo. O, pagavo. Įsisuko. What?
Viskas. No way. Ir pagavo srėgnį. Ir viskas įsisuko ir prisispaudė. Įdedu atgal akumą, važiuoju nupirkti žvakių. Įdedam atgal žvakės ir žiūrim, ar gesintuvo prireiks. Spoiler alert, gesintuvo neturiu. Tai net nesukau namo persirengti tiesiai atvariau į garažą. Žiauriai noriu įsuk žvakės, užkurt, pažiūrėti, ar iš viso kursis ir galbūt užkals. Bet nekeičia fakto, kad bus cirko tuoj. Tai šiandien tikrai ne mano diena, kol važiavau iki Pardės, benzas baigėsi dar plakiui. Tai gerai, kad deganas netoli buvo, dar su rezervu datempiau. O čia galėjo buvo dar vieną žiaurį klaidą ir sakyčiau, tikrai ne mano diena. Nes lengvai galėjom turėti balutę. Šiaip gal yra kas nors žino, su kokiu įrankiu iš tikrųjų atsisuka šitie slitai. Nes tą vežimėlio žetoną naudot, aišku, prikolas, bet labai lengvai tikriausiai galiu sugadinti patį varžtą, kamštį. Ir pastebėjau, biškį skiriasi galiukai. Atrodo, kad čia irgi yra sriegis ir kad nusisuka šitas gaidys, pamėginam nuimti. Jop, veikia. Dabar reikia bent įsukant neištaškyti žvakės. O šiaip kokios stiprumo turi užsisuk žvakė? Kiek newtonmetrų. Ok. Pliupt. Viena yra. Nu va. Ir šitą atrodo gatava. Žiauriai noriu užkurt, bet žiauriai bijau. O, fuck. Buvo veikiantis mosas, kai nusipirkau ir įdomu dabar po mano baltų rankyčių, kaip atrodys jisai. Nu ką, atėjo metas kurt. Žiauriai baisu. Spaudimas sukilęs, visas išbalęs ir išraudęs tuo pat metu. Bet mėginam. Kill switches. Patsoso reikia. Po užkūrimo pagautas emocijų nepastebėjau, kad išsikrovė mikrofonas. Vėl nuėmiau vožtuvų dangtelius, nes garsas išsklido iš priekinių būtent. Ir aišku, nenustebau pamatęs, kad didžiuliai yra tarpai vožtuvų. Nežinau, kaip tai įvyko. Galbūt pastačiau netinkamą taimingo poziciją ant smagračio. Bet vožtuvų tarpai buvo apie 2 mm. Tai yra siaubas. Bet dirbdamas galiausiai priejau nušvitimo, kad buvo vis dėlto gera diena, nes degano galėjau nedavažiuoti, o variklis galėjo užkalti. Tai galiausiai pavyko sureguliuoti vožtuvus, viską surinkau atgal ir išvedžiau mocą užkur dar kartą. Tai ką, antras bandymas. Gal šitas nebus toks tragiškas. Šitą gal reiktų prisukti. Poch. Patsosas. Molis. Okay.
kai duodi gazo ir kritinėja apsukos, kažkoks yra lyg tai garselis keistas. Bet gal iš grandinės? Aišku, jau šyla brangusis tepaliukas rūksta. Ir ten yra lyg tai kažkoks dumakas. Ne, nelabai gerai tikriausiai. Labai tikiuosi, kad dėl mišinio. Ir pašilo ir atsirado kažkoks geniukas Vudis. Lemą turėjau nuojautą, kad bėdų dariausi, kai perku šitą mocą. Tai galiausiai priėjau išvados, kad tas garsas, takšėjimas, jisai neina iš vožtuvų, nes būtent jau kai pirkau mocą, tik tai kai sušildavo variklis, būdavo šitas garsas. Pardavėjas sakė, kad reikia sureguliuoti vožtuvus. Aišku, ką tik tą padariau ir niekas nepasikeitė. Tai išvada tokia, kad piston slepas, nes šitie varikliai yra linkę į tokią problemą. Ir ką darysiu? Nieko. Tiesiog važiuosiu. Yra daug atvejų, kai hebrai būna piston slepas, jie tiesiog važiuoja ir nemato bėdų. Nu, tai mėginsim tą patį daryti, o jeigu užkalsim variklį, tai turėsim kitą projektą dėti kem 9 kubikus, ne, juokauju. Tada jau čia tiesiog vieną cilindrą reikės iš kažkur gauti, kas yra neįmanoma, tikriausiai tada reikės pirkti visą variklį. Nu, bet gyveni ir mokaisi, tos klaidos yra mokymosi proceso dalis jau, kaip sakiau. Tikriausiai šitoj serijoje tiek, nebent sueditinsiu, atrodys labai mažai kontento, tai galėsim dar ką nors sugalvoti, ką čia jam pridirbti. Nes taigi yra tiek daug detalių, kurias galima dar sugadinti.